Labadiena, Poryt LT. Šiandieną noriu pašnekėti labai netikėtą temą. Pirmą kartą mūsų rankose laikysime Lietuvoje sukurto prekinis ženklo Star planšetės. Nors šitokia planšetė buvo patekus jos dėžė. Ir anksčiau į mano rankas štai jinai priklausė mano vaikui, kai jam sukako 6-7 mėnesiai. Jinai gavo dovanų iš manęs šitą planšetę. Vakar mes vietoj jos dabar išimu iš dėklo, nes planšetės buvimas dėkle yra ypatingas planšetės gyvenimo etapas, nes tikriausiai beveik visas planšetės rekomenduočiau naudoti dėkluose dėl paprasčiausios priežasties, kad planšetė galėtų stovėti kampu ir jūs galėtumėt tokiu maždaug kampu laikydami kažką spausdinti, o tokiu kampu, kai planšetė stovi dėkle, taip įstatyta, kad jūs galėtumėte žiūrėti kažkokią multimediją arba skaityti. Kadangi pateko naujos planšetės, iš karto norisi palaikyti rankoje, kaip per 1,5–2 metus pasikeitė Staro gaminių linija, dedu į šoną. Čia senesniai planšetėje matau, kad išjungto ekrano juodumas nėra per daug gilus. Jau paėmus planšetę naują, jinai vadinasi Kristal, čia yra flagmanas. Dar jo nesinaudojau, užtat mūsų šiandienos apžvalga bus labai paviršutiniška ir lies tik tais bendruosius principus. Tai galiu pasakyti, kad kol jinai yra viena tavo rankose, sudaro labai modernaus ir tokio visiškai šiuolaikiško gaminio įspūdį. Specifikacija yra premium, nes net atminties yra 32 GB, tokia atmintimi ne visos netgi pagrindinių pasaulio gamintojų planšetės gali pasigirti baziniai komplektacijai, turint omeny dar tai, kad čia yra microSD slotas, į kurį galima įdėti dar 32 GB. Taip, kad reiškia čia jau tokiam gaminy 32 GB yra normalu. Paėmus, sakykime, planšetę Samsungo į rankas, kuri yra, sakykime taip, mano galva viena iš geriausių šiandieną pasaulyje, matosi, kad Staras yra ir storesnis, ir rėmelis yra didesnis. Skiriamoji geba virš 2000 taškų horizontaliai paėmus, kitaip tariant, jau net ne Full HD. Mūsų laukia įdomus išbandymai, pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų dirbs tokia planšetė, kuri kainuoja daugiau negu 2x pigiau negu Samsungo. Ir ar ta kaina, kurią mes galime sutaupyti, neatima iš mūsų galimybių, kurias mes ir vilčių, kurias mes suteikiame į planšetę. Turiu dar vieną Staro net nenuklijuotų apsauginę nenuklijuotą plėvelę. Šitą planšetę vadinasi Gemini ir jinai pasižymės tuo, kad joje yra įdiegta Windows'ų, 8 Windows operacinė sistema. Jų storiai šitų planšečių yra panašus. Žaisime su šitom planšetėm, tiek su Windowsinė, tiek su Androidinė ir žiūrėsime, ką gali padaryti kiniečių gamintojai pagal Lietuvos prekinio ženklo Star specifikacijos užsakymą, nes gaminių kaina iš tikrųjų yra nedidelė. Taip, kad iki kitų susitikimų Poryt LT aptarinėsime šitų daiktų savybės stipriai vėliau, taip kad teks lukterti. Dar kartą viso gero, iki kitų pasimatymų.